Šiandienos vienas pagrindinių privalumų yra stipri nervų sistema. Tai jei užsukai pas mane į svečius, tai kviečiu skirti laiko savo kūnui, savo nervų sistemai, nes mes ją šiandien perkrausime ir paleisime iš jos tai, kas jau nebereikalinga, kas jau nebetarnauja, kas trukdo. Pradžioje susijungsime su savo kūnu, paskui atliksime keletą apšilimo pratimų, paskui kvėpavimo pratimus ir paskutinėje muzikinėje dalyje papasakosiu, kaip atsirado flamenko ir kaip galima savo balsu paleisti kūne užstrigusias emocijas. Aš Rasa, kūno terapijos praktikė, energopraktikė, ir jeigu tau reikia atsipalaiduoti, jeigu nori turėti daugiau energijos, jeigu nori lengviau eiti per gyvenimą, tai kviečiu poilsiui, kviečiu poliariškumo terapijai. O jei turi iššūkių savo gyvenime, jeigu nori pagerinti kažkurią savo gyvenimo sritį, tai best terapija tai yra tai, kas tikrai tau padės. Nes šios terapijos metu vyksta darbas tiek emocinių, tiek energetinių, tiek fizinių lygmenių. Mes iš kūno paleidžiame įtampas, taip pat pagal kūno įtampų žemėlapį mes nustatome pagrindinės sritis, į kurias reikia atkreipti dėmesį, kuriuose reikalinga korekcija ar pokytis. Ir paleidęs įtampą išlaisvinsi daugiau energijos, kurią galėsi nukreipti ten, kur reikia. Į kūrybą, į savirealizaciją ar susikurti savo svajonių gyvenimą. Taip pat jeigu nori praktikuotis, mankštintis gyvai, tai kviečiu susisiekti, nes bendruomenė, kuriama bendraminčių ratas, visada sustiprina, visą laiką leidžia jaustis kažkam priklausant. Ten mes galime augti, mes galime gyti, mes galime dalintis, mes galime prisipildyti. Taip kad gyvas bendravimas bet kuriuo atveju visada yra pranašesnis. Na, o dabar kviečiu susitelkti į savo kūną, į savo vidų, pajausti savo kvėpavimą. Ar tau patinka tai, ką jauti savo viduje? Jeigu patinka, tai gerai, jeigu ne, tai tiesiog tai pastebėk, kad tai yra. Gali nukreipti kvėpavimą į tą vietą, kur jauti sunkumą. Pamėgink pajausti būseną aš esu. Aš esu nepaisant nieko, kas vyksta mano gyvenime. Dabar aš tiesiog esu ir visada aš tiesiog esu ir darau tai, ką turiu daryti. Gali sudėti rankas, sujungti abu savo kūno polius ir taip neutralizuoti savo energiją. Per 4 kartus įkvėpk, per 4 iškvėpk. Padarysime keletą tokių ratų, kad nuramintume savo vidinį kūną ir paruoštume praktikai.
Sėdėk kaip tau patogu. Gali sėdėti ant žemės, ant kėdės, ant sofos, ant lovos, kaip patogu. Praktika yra svarbu būti, svarbu dėmesys kūnui, svarbu judinti. Jeigu net negaliu judinti, galiu daryti tiesiog mintise šitos pratimus, tai irgi bus nauda. Taip kad kiekvieną pratimą pritaikyk prie savęs ir pradedam. Dabar padarysime apšilimo pratimus ir išjudinsime apatinę kūno dalį. Į priekį įkvepiam, kai atgal judam, iškvepiam. Pamėginkite susilieti su judesiu. Čia mes masažuojame savo vidaus organus, išlaisviname energiją iš savo klubų, iš dubens srities, nes daug sėdime. Taip pat dubens srityje daug emocijų labai saugoma, jeigu jos neišgyventos. Tai čia mes išjudiname energiją, kuri kyla iš apačios į viršų. Į kitą pusę pasukam. Masažuojame savo inkstus, kepenis, visą žarnyną. Atsiranda daugiau erdvės kūne. Kvėpuokite ramiai savo ritmu. Ir sustojame dabar tiesiai. Stuburą stenkite laikyti tiesiai. Tai yra mūsų pagrindinis energijos tekėjimo kanalas. Tai yra mūsų ašis, kuri turėtų būti tiesi. Ir pajauskite dabar, kaip jaučiatės po šio apšilimo pratimo. Integruokite išjudintą energiją. Toliau padėkime rankas ant pečių, 4 pirštai priekį, nykščiai kitoje pečių pusėje. Ir dabar darysime posūkius į šonus. Į kairę įkvėpsim, kai dešinę iškvėpsim pro nosį. Tempą pasirinkite irgi, koks jums yra komfortiškas. Čia mes išjudiname stuburą, stuburo skysčius, raumenis, slankstelius. Na ir iš lėto sustojame, nuleidžiame rankas ir pajaučiame, ką jaučiame savo viduje, koks vyksta pokytis. Kaip keičiasi energija, kas keičiasi, ar jums tai patinka? Gal kažkas pasileidžia? Paleiskite tai su garsu. Kitas apšilimo pratimas bus drugelis. Sudedame kojas, paimame pėdas rankomis ir judinsime į šonus sulenktus kelius. Taip išlaisvinsime dar daugiau emocijų,
energiją paleisim. Šitas pratimas yra labai gerai. Kai daug sėdime, mūsų apatinė dalis kūno yra vis tiek mažiau judri, jeigu daug sėdite. Šitas pratimas labai geras yra ir naudingas moterims, vyrams taip pat. Paplasnokite, išlaisvinkite, išpurtykite viską, kas yra užstrigę. Jauskite, ką jaučiate, gal kažkokį pasipriešinimą. Jeigu jaučiate skausmą, tai nedarykite. Skausmo neturite jausti, turite jaustis komfortiškai, tiek, kiek leidžia jūsų kūnas, kiek leidžia jūsų kūno galimybės šiai dienai. O praktikuodami kiekvieną dieną, jūsų kūnas darysis vis lankstesnis ir daugiau leisis judinamas. Na, sustokite ir pajauskite, ką jaučiate. Šiek tiek pratempsime gyvenimą nervą, mūsų sėdimą į nervą. Galima papurtyti kojas. Pakeliam rankas į viršų ir lenkiamės prie dešinės kojos. Kur pasiekėte, ten yra ir gerai. Į viršų ir prie kitos kojos lenkiamės. Dabar suglausime kojas ir kur pasiekėme, ten ir sustojame ir šiek tiek pratempsime ir pabūname sustingę pozicijoje ir pratempiame mūsų pagrindinį sėdimąjį nervą, kuris eina nuo kryžkaulio iki pat pėdų. Per visą užpakalinę kojų pusę. Pajauskite, kaip jaučiatės. Turi būti malonus, komfortiškas tempimas. Na ką, truputėlį apšilome. Ir dabar padarysime kvėpavimo pratimus. Darysime 3 kvėpavimo pratimus po 3 minutės, kurie bus pakankamai intensyvūs. Jie nėra sudėtingi, bet ne visą laiką būna taip paprasta juos padaryti. Ir kadangi jie truks ilgiau, tai pripildysime deguonimi savo smegenis ir perkrausime savo nervų sistemą. Tai nenustebkite, po šitų pratimų gali būti, kad iškils kažkokios emocijos, galbūt pasirodys ašaros, galbūt sukils kažkas tokio, ko nesitikite, galbūt pyktis, gal nerimas. Tai tiesiog ramiai stebėkite tas emocijas ir leiskite joms palikti jūsų kūną. Taigi pirmas pratimas. Rankas sulenkime. Palikime 2 pirštus, antrą ir didįjį, ir darysime judesį štai tokį. Rankos judės 90 laipsnių kampu link krūtinės ir darysime kvėpavimą, kuris sustiprins judesį. Kvėpavimas bus toks. Pradedam. Darykite savo tempu, galite greičiau, galite lėčiau.
Kvėpavimas pakankamai intensyvus. Kvėpuojant mes sustipriname judesį. Taip pat tai yra signalas mūsų nervų sistemai, kad mes galime nusiraminti, kad viskas vyksta saugiai, kad yra pasikartojimas. Šaunuoliai, pasistengkite išlaikyti. Dar liko 2 minutės. Marsiukas irgi jogą daro. Dar liko 1 minutė. Jau visai nedaug. Ir dabar sustokite. Rankas ir visą kūną suspauskite tvirtai visus raumenis. Įkvėpkite ir užlaikykite kvėpavimą. Spauskite. Ir su garsu per burną paleidžiame. Padarysime dar 2 kartus. Ir dar kartą. Nuleiskite rankas ir dabar pajauskite, kaip jaučiatės, kas vyksta jūsų vidinėme kūne. Mes sugeneravome daug energijos jūsų kūne ir smegenyse, padaugėjo deguonies. Pajauskite, kaip jaučiatės. Integruokite pokytį. Dabar kitas kvėpavimo pratimas bus tokia pati rankų padėtis. Kvėpavimas bus tas pats, tik tai suksime ratus. Tris minutės.
Šaunuoliai, tęskime toliau savo tempu. Dar 2 minutės. Šaunuoliai. Jeigu galite sustabdyti, galite atsigerti, jeigu norite. Šaunuoliai, taip ir toliau. Dar minutę. Na, ir po truputėlį nurimstame, sustojame ir vėl sutraukiame visus raumenis ir įkvėpiame ir laikome. Ir su garsu paleidžiame. Ir dar 2 kartus. Nuleiskite rankas ir pajauskite dabar, kas vyksta jūsų vidiniame kūne. Jeigu darysite dar kartą ar kitą dieną šią praktiką, tai galime atsinešti vandens, nes iš tikrųjų intensyviai kvėpuojant pradeda džiūti burna. Pajauskite, kaip jaučiatės. Gal kažkas pasileidžia, gal kažkas kyla. Stebėkite, viskam leiskite būti. Ir paskutinis kvėpavimo pratimas bus mažiau intensyvus, tačiau bus nemenkas iššūkis rankoms. Mes jas ištiesime į šonus, bus ta pati pozicija, ištiesime į šonus, tik laikysime ne tiesiai, o šiek tiek pasukti į nugarinę pusę. Ne į priekį, o į nugarinę pusę. Ir taip užfiksuoti ir laikyti. Jeigu yra sudėtinga išlaikyti rankas ištiestas ar ne 3 minutės, tai galite pritraukti arčiau, galite iš viso priglausti prie šonų ir laikyti. Bet, žinoma, pasistengti iššūkį išlaikyti ištiestom rankom. Tai bus didesnė nauda jūsų nervų sistemai. O kvėpavimas bus įkvėpsime per 4 per nosį ir per 6 paleisime.
Jeigu kojos pavargo, jeigu sėdite, pavyzdžiui, atsisėdę, galite trupučiuką kojas prajudinti, nes mano pavargo, pajutau. Ir galima sukryžiuoti į kitą pusę. Taigi ištiesiame rankas, užfiksuojame, pasukame į nugarinę pusę ir per 4 įkvepiam, per 6 iškvepiam. Kvėpuojame savo ritmu. Trys minutės. Dvi minutės. Šaunuoliai, jums puikiai sekasi, jūsų nervų sistema jums padėkos. Taip mes parodome savo kūnų ir mokiname jį atlikti judesius, kurių jis neatlieka kiekvieną dieną. Na ir paskutinė minutė. Šaunuoliai, jau visai nedaug. Ir iš lėto vėl suspaudžiame visus kūno raumenis ir palaikome. Su iškvėpimu paleidžiame per garsą ir dar 2 kartus įkvepiame. Suspaudžiame visus kūno raumenis, kiek galima. Ir paleidžiame. Ir paleidžiame. Pajauskite, kaip jaučiatės, kas įvyko jūsų vidinėme kūne.
aš tikrai jaučiu pokytį. Jaučiasi, kad kažkas atsileido, pasileido. Gal net jaučiu kažkokią tai kyla kažkokia tai ašara. Pasileidžia kažkokios emocijos, galbūt liūdesys, galbūt pyktis. Kiekvienas pajausite. Ir dabar noriu pereiti per mūsų balsą. Mūsų balsas yra ne tik kalbos, ne tik dainavimo instrumentas, bet jis yra puikus įrankis paleisti emocijų. Ir čia labai verta pakalbėti apie flamenko. Flamenko, kuris atsirado XIX amžiuje pietų Ispanijoje, Andalūzijoje, kaip atskirtų tautų romų, maurų, psichoterapinė tokia praktika. Šitos tautos, mušdamos ritmą rankomis, kojomis, kulnais į žemę, taip išreikšdavo save, savo emocijas per balsą, per dainavimą, per raudas. Jie intuityviai taip išleisdavo skausmą, kurį sukėlė atskirties pojūtis. Ir tai jiems padėjo išgyventi atsiskyrimo skausmą. Tai iš pradžių flamenko buvo kaip emocinė terapija, emocinė tokia išraiška per kūną, nes tos tautos galėjo save identifikuoti per kultūrą, per kūną, per balsą. Ir mūsų kūnas natūraliai nori išreikšti emocijas per judėjimą. Tai ritmas ramindavo migdolinį kūną, kuris yra susijęs su mūsų baime, saugumu, o raudos, per balsą išreiškiamos emocijos, jos aktyvuodavo klajoklį nervą, kuris įjungdavo tą nusiraminimo nervinę sistemą, kad kūnas nusiramintų ir tai paleistų susikaupusias emocijas. Taigi, jeigu jūs per balsą, pavyzdžiui, verkiate ar raudate, ar turite kažkokių išgyvenimų, tai tiesiog įjunkite ir balsą. Tai, pavyzdžiui, emocijų paleidimo takas per balsą įsijungia tada, kai mes imituojame žiovulį. Kai jūs pradedate žiovulti, atsiranda tokia erdvė, atsipalaiduoja liežuvis, prasiplečia erdvė pačioje gerklėje ir va su tokia vibracija galima, imituojant kažkokią tai emociją, ją paleisti. Galima paleisti pyktį, pavyzdžiui, irgi su garsu. Tiesiog, aišku, tokius dalykus geriau daryti užsidarius, kai jūsų niekas nemato, nes, tiesiog, kad nesukelti ir negąsdinti žmonių. Bet paleisti per garsą yra labai efektyvu. Tai pyktis, pavyzdžiui, raudati me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o partir asar. O per tokią vibraciją mes aktyvuojame mūsų parasimpatinę sistemą ir išleidžiame tą kažkokį norą verkti, kažkokį liūdesį. Tai per tai ir per judėjimą, per plojimą, per kulnų daužymą į grindis, per tokius intensyvius ritmo mušimo, per kūną, paleisti, per šokį, per judesį.
Tai vat flamenko ir buvo toksai daugiau tokiam intensyviom emocijom paleisti. Tai kai jūs, pavyzdžiui, turite daugiau ar patirite kažkokio tai streso, ar yra kažkokios sudėtingos situacijos, tai tiesiog užsidarykite, įsijunkite kažkokią muziką arba netgi ir vieni, tiesiog patrypkite, paplokite. Va, 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 va. Ir paleiskite per garsą galima parėkti. Ta prasme, kūnas visą laiką jisai linkęs iš savęs išleisti, tik reikia mums padėti jam, nelaikyti savyje, nes jeigu emocija kyla, ją reikia pragyventi ir paleisti, nes kai jos daug prisikaupia, tai jinai pradeda mus ardyti iš vidaus. Tai naudokite balsą, dainuokite, leiskite garsus, taip pat labai toksai sveikas garsas yra vū, vū. Jisai irgi aktyvuoja mūsų klajoklį nervą ir per balsą, per kalbėjimą mes išleidžiame emocijas. Ir judinkite savo kūną ir atpalaiduokite, tai pajusite atsipalaidavimą. Na tai ką, mūsų praktika baigta. Tikiuosi jaučiatės gerai. Jeigu kils kažkokios emocijos, jeigu nieko nejaučiate, tai irgi yra gerai, galbūt pajausite po kažkokios valandos. Tai kviečiu dar sudėti rankas, sujungti abudu kūno polius, pajausti savo vidų, būseną aš esu. Išgirskite, ką girdite, užuoskite, ką uodžiate. Jauskite, ką jaučiate. Padėkokite sau, kad buvote čia, kad skyrėte laiko savo kūnui, savo nervų sistemai. Ačiū, kad buvote kartu. Būkite sveiki, laimingi ir iki kitų kartų.